Sveiki visi atvykę į Vilniaus jėzuitų gimnazijos kalėdinį kukofą arba kitaip sakant kalėdinę virtuvėlę. Šiandien 3 labai stiprios komandos susirungs gaminant kalėdinius patiekalus. Kai kurios gal ir nelabai stiprios, tačiau mes tikime, kad visi atiduos visas savo jėgas ir tikrai pasistengs pagaminti labai skanius patiekalus. Taigi komandos turės pasirinkimą gaminti iš 3 patiekalų: brauniai, sausainiai arba keksiukai. Ir kiekviena komanda turės panaudoti vieną slaptą ingredientą, kurį išsitrauks. Taigi, o kukofo pabaigoje labai sąžininga ir teisinga, nekorumpuota teisėjų komanda išrinks šitos kalėdinės virtuvėlės nugalėtojus. Ir tikrai tikime, kad jie pasakys savo nuoširdžią nuomonę ir tikri nugalėtojai laimės. Dabar noriu pristatyti mūsų 3 komandas. Taigi pirmoji komanda yra 10 klasių mokiniai Marija ir Valdas, kurie vadina save Gordonais Ramsiais, tačiau virtuvėje yra tikras pragaras. Antroji yra fizikų komanda. Indrė Šesonė paklausta pasakė, jog gali pagaminti už visas 3 komandas, tačiau šiandien mes sužinosime, ar kartelė nebuvo per aukštai pakelta ir ar jie sugebės pagaminti skanų patiekalą. Pusė trečiosios komandos, matematikų komanda, tai Šarūnas Vaitkus ir Rokas Rutkus, kuris dar ne čia, ne su mumis. Dabar komandos labai sąžiningų būdų išsirinks, ką gamina, tai kviesiu kiekvieną atstovaujantį asmenį iš kiekvienos komandos į valskirimo turnyrą. Gerai, aš nežinau, ką rinktis, man reikia paskambinti greitai. Būna keksiukai tada. Dabar Eimantas. Mes padavimus darom. Dabar norime išdalinti receptus ir visi dalyviai galės į receptus pažiūrėti tik 1 minutę. Tai linkime jiems sėkmės. Palauk, dar slaptus ingredientus prieš tai gal ištraukiam. Gerai, dabar galiu pradėti. Ką gavai? Avokadą. Ar džiaugies savo ištrauktų? Aš nesidžiaugiu dėl to, kad juos valgiau. Sūrelis? Čia gerai. Ten jau yra šokoladų. Ar džiaugiatės? Jo, aš visą laiką sūreliu džiaugiu. Imbieras. Ar džiaugiatės? Nežinau, dar reikės paklausti šefo komandos. Ar jisai mato šitą ingredientą ar ne receptą. Iškart ir paleidžiame timerį 50 minučių gaminimo ir jis prasideda dabar. Įtampa. Čia, žiūrėk. Oi, kaip protinga, kad vaikai nenuliūtų. Pagaliau atvyko trečiosios komandos narys Rokas Rutkus. Ar džiaugiatės čia būdami? Oi, labai. Kamščiai išvargino, bet pagaliau atvykau, viskas labai gerai. Tai jums galiu pranešti, kad jūs gaminate keksiukus ir jūs neturite recepto, nes tik minutę buvo galima žiūrėti į receptą. Problemų kūrybą pasitelksim ir pavyks pagaminti kažką. Gerai, tai turite 50 minučių gaminti. Skubėkite. Dabar einam, paklausinėsime dalyvių, kaip jums. Tai norėjome paklausti, kaip jums sekasi. Nuostabiai, manau, mes kukinam. Ar jūs manote, kad laimėsite?
Tai aišku, 100%. Kodėl tu galvoji, mes taip apsirengę? Mes taip nemanome. Ta karamelė. Čia už tokius rimtus. Filmuoti kameras. Prie kitos grupelės. Sveiki, norime jūsų paklausti, kaip jums sekasi gaminti. Aš nepagaminu, šiaip tai labai iššūkis didelis man. Bet atrodo, likim kol kas sekasi. O gerai, tada paklausim gal kito dalyvio. Sveiki, norėjome jūsų paklausti, kaip jums mokykloje dabar yra kalėdinė dvasia, ar jūs jaučiate ją? Visiškai. Aš nuėjau į Lidlą, aš pamačiau tą džemperį ir aš nusprendžiau, kad tokioje mokykloje tik tais Lidlo džemperiai gali būti kalėdiniai, nes šitą mokyklą labiausiai jaučia kalėdinę dvasią, neskaitant, kad tu sakai man Gražus jūsų džemperis išties, va dabar galės visa YouTube bendruomenė jį pamatyti. Sveiki, dabar norėjome jūsų paklausti, kaip jums sekasi gaminti. Pirmą kartą darau keksiukus, tai kol kas, kaip matot, pakankamai prastai sekasi. Net nežinau, kaip turėtų ta masė atrodyti ilgalaikiai perspektyvoje, tai žiūrėsim. Svarbiausia pozityvas. Sveiki, mokytojai, norime jūsų paklausti, jūs vis tiek kaip matematikas, tai ar jums, pavyzdžiui, kokie skaičiai reiškia kažką gyvenime, jūs turit kokių laimingų skaičių? Ne. Tik teisingas skaičius, jeigu sutampa su dalyvio galėsančių skaičiumi, tada yra laimingas, o visi kiti ne. O, pavyzdžiui, 15 skaičius tikrai nieko nereiškia. 15 kažkada reiškia, dabar jau nebe. Tai mes labai norėtume jūsų paprašyti, kad pasirašytumėt. Ačiū labai, bus tikrai graži relikvija. Sveiki, mokytojau, mes jūsų Instagram'e matėme įvairių nuotraukų, tai gal jums domina kokia fotografo netyčia profesija, gal jūs kažkada norėjot būti ne fiziku? Jeigu jūs nepastebėjot, tai ten nei viena fotkė mano nepadaryta yra. Ten esu aš, bet kitas tai fotografavo. Dėja, bet vis tiek norime jūsų paprašyti, kad pasirašytumėt. Vat ant šitos gražios nuotraukos. Aš noriu pasakyti, žinot, ką kinėlai iš Instagramo, čia yra iš kūlo ištraukta. Iš manęs 10 arba 9 klasėje, pamiršau dabar. Tai kaip tik mūsų amžiaus. Taip. Kaip pajautėm. Po 6 kokių metų galite atrodyti kaip tai. Bet pasirašykite, vis tiek jūs užmiršot biškį. Jo, labai ačiū. Suprantat, mums labai rūpi šitą relikviją, mes prisiminsime ją visą. Wow. O nenorėt, kur geriau matos kažką. Nu, tai geriau parašykit. Dėkojame. Mes tikrai labai branginsime šią relikviją ir prisiminsime. Ačiū. O su biškutį krypį, kad jos mano fotkės spausdintų. Truputį. Ačiū. Pasitikti savo trečiąją auką. Tai dėja iš nuotraukų pasirašymo ir jūs nepabėgote. Labai prašome. Labai prašome, kad pasirašytumėt. Ar jums patinka šitą nuotrauką? Nežinau, čia aš esu 10 klasėje, iš tikrųjų, tai jūsų amžiaus. Ir čia aš sėdžiu iš tikrųjų vieno laikraščio redakcijai. Aš atsimenu tada galvojau, kad turiu labai rimtą vaidinti, nes čia į spaudą dės. Tai reikia atitinkamai ir veidą nutaisyti, kad susidarytų žmonėms įspūdis apie mane. Iš ties labai rimtas atrodote, bet ačiū labai, prisiminsime šitą gėrio aktą. Kuri nuotrauka jums patinka, žiūrovai, labiausiai? Parašykite komentaruose apačioje. Užmiršome pieną, bet einame ieškoti, einame.
dar pamatėme jūsų kūrybinę nuosprendį, kaip jūs taip, kaip jūs nusprendėte. Aš padarom vieną didelę masę. Aš padarom vieną didelę masę. Tiesiog. Marija, ar tu manai, kad buvo geras sprendimas pasitikėti valdo sprendimais? Nu, aš linkus tikėti savo kolegom, bet... Tai dabar pilam, cukrų. Čia neišvirs niekas. Ne, viskas okei. Ne, gerai atrodo, gerai. O kur likusi supilti? Aš gal toliau pasitrauksiu. Prašau nefilmuoti kameras, Dabar jau matome, kad kelios komandos baigė gaminti, tai einame paklausti, kaip jie jaučiasi. Matome, kad jau visus, ką jūs brownius kepat, tai visus brownius jau įdėjot į orkaitę, kaip jaučiatės dėl savo produkto. Labai gerai. Kitos komandos. Nu, jie vis dar neišsiaiškino, reikia pieną dėti sausainius, ar ne? Tai gerai jaučiamės. Gerai. O jūs kaip? Kaip dabar, žinai, to pasitikėjimo nesugriauti sudeginus. Jeigu ką, mes sudeginsime kitų. O kiek planuojate kepti? Nu, va, čia geras klausimas. Kol iškeps. Išties, labai protingai galvojate. Laimės laimėtojas. Taip, teisingai. Sveiki. Tai šiaip jau galvojame, kad įdėjot tos keksiukus kepti, bet dar Šiek tiek atsirado pieno, dėl to atsirado daugiau tešlos, dabar gaminsim dar vieną porciją. Ar džiaugiatės savo pagamintų produktų? Geriau negu tikėjomės, atrodo kol kas pozityviai, bet svarbiausia galutinis rezultatas. Dar tikite, kad laimėsite, taip? Taip, niekada nebuvom nustoję tikėti. Gerai, tai linkime jums sėkmės ir laukiame keksiukų. Kol visi patiekalai kepa, norime pristatyti šio vakaro komisiją. Taigi, Benediktas, sveiki. Sveiki. Ar turite kažką pridurti, kokios jūsų dabar pojūčiai? Na, kol kepami visi šitie desertai, tiesiog negaliu nulaukti, kada galėsiu juos visų paragauti. Išties. Na, mūsų šiaip filmuotoja dabar apsikeitė, bet Kotryna Pliniūtė. Tai sveiki. Labą dieną. Kokie jūsų jausmai? Nu, labai kadangi filmuoja, labai buvo įdomu visus matyti, truputį ir baisu kartais darės, bet pažiūrėsim. Šiaip dabar visai kvepia. Gerai, ir trečias mūsų komisijos narys Jana Monomariuaitė. Ji yra šio vakaro Reels filmuotoja, profesionali ragautoja. Sveiki visi. Tai savo pojūčius prašyčiau, ar norite ragauti, kaip jaučiatės, ar nebijote nusinuodyti? Iš tiesų labai bijau nusinuodyti. Šio vakaro labai įdomios komandos ir labai įdomus kepiniai, bet iš tiesų kvepia, tai gal nenusinuodysiu šią naktį. Dabar visas komandas jau pagaliau pagamino, ne visos spėjo išties į laiko rėmus, čia atleisime jums šį kartą. Tai galima pamatyti visus produktus. Gerai, pirmas patiekalas sausainiai, nežinau, ar našrus, tačiau... Tai mes čia turime sausainius. Čia yra mūsų sveikuoliški sausainiai, kurie 50% cukrus. Medoliniai sausainiai su karamelizuotais avokadais. Sakyčiau, tikra lietuvių klasika. Sveikumo bomba, žodžiu. Galima paklausyti, kas šitas baltas? Baltas? Kviečiame antrą komandą, tai Brownie. Čia bent jau panašu į Brownie išties, tai leidžiu pristatyti. Gal tu Yra Brownies. Sponsored by Lidl.
eikit į Lidlą, geriausia parduotuvė, krintiniu laikotarpiu, Sabonis ten kažkur eina, vaikšto. Tai vat, kai valgysit šitą šokoladinį braunį, galvokit apie Sabonį. Ir galvokit, kad jūs visą laiką galite gauti mažesnį pažymį, jeigu įvertinsit blogai. Stipru, stipru. Bet šiaip mūsų komisija nekorumpuota yra, tai kviečiame trečią komandą. Iš ties labai gražiai atrodo tie keksiukai, gal biški nedakepę, bet tikime, kad jie dakepę. Galim viską paaiškinti, kodėl taip atrodo. Tai iš tikrųjų teko pieną, kurio nebuvo pakeisti tiesiog vandeniu. Nes toks jausmas, kad gal truputį ir buvo padėta vienai komandai čia geriau pasirodyti negu likusioms. Tai va, tai gavos kas gavos ir teko suimprovizuoti. Tai tikėkime, kad tas imbieras išgelbės šitos keksiukus. Tai kurį ragavom pirmą? Tai pradėkime nuo sveikuoliškų sausainių. Kaip čia įvalgyti? 3, 2, 1. Nėra taip blogai, kaip tikėjausi. Nėra taip blogai, kaip tikėjausi. Iš tiesų nėra taip blogai, kaip tikėjausi. Sausainis kaip sausainis. Poskonis irgi nekoks. Tai galima nueiti prie kito. Labai skanu. Iš tiesų labai skanu ir jaučiasi kaip braunis. Ir dabar ragausim famous keksiukus. Galite. Šitas irgi geras. Tokia kepta tešla. Tai laukiame sprendimo mūsų teisėjų. Labai ilgai pasitarėm ir nusprendėm duoti mūsų Gordonams Ramsėms 3 vietą. Trečia vieta yra laimėjimas. Sidabras yra pralaimėjimas auksui. Tai aš sakau, kad mes laimėjom. Pirmino galo iš ties. Gerai, 2 vieta. Mes skiriame matematikams. Sveiki, kaip jūs jaučiatės užėmę 2 vietą? Labai džiaugiamės. Per viduriuką pats. O jūs kaip? Jo, mes nenorėjom išsišokti, gal parodyti visko, ką sugebam, tai tas viduriukas pats tas... Sezono pradžia, tai įsibėgėsime. 1 vietą gavo braunis iš Lidl su geriausiu skoniu ir patikimu. Kaip jaučiatės užėmę 1 vietą? Iš pradžių dar noriu jūs tikrai pasveikinti, nes matėsi, kad labai stengiatės ir pats dizainas buvo tikrai unikalus. Viena komanda gal truputį nusikartojo, bet žinote, vis tiek nugalėtojai nugali, kaip sakant. Tai mes atėjom su tą nuostatą. Taip, mums nereikia sėkmės, we say when we perform ir mes čia atėjom jau su nuostatu. Tai viskas. Tai jums kaip tik tada norime įteikti prizą. Tai va jums šokoladas, nusišypsokit, tai... Tu gali šitą pasiimti. Išrinkom vis kaip 1 vietą, tai gal jau 10-uką kaip. Ačiū visiems, kad žiūrėjote mūsų kalėdinę virtuvėlę. Tikiuosi visiems patiko šis video. Labai dėkoju mokytojams ir visai komandai, kuri prisidėjo prie šio projekto išpildymo. Prašau visų palaikinti, pakomentuoti, pasidalinti su tėveliais, seneliais, draugais, mokytojais ir ypač savo klasiokais. Tikiuosi, jums šis video įkvėpė kažkiek kalėdinės dvasios ir linkiu jums visiems gražių švenčių. Ar girdite?